Sveiki, brangieji. Na, pirmiausia, noriu atsiprašyti, kad ilgai nesirodau dažnai, ilgus tarpus darau, kadangi dirbu. Ir dabar grįžau iš darbo ir žiūriu, wow, vaikų nėra, Andriaus nėra, gavau greitai, nufilmuosiu jums filmuką, nes kaip tik gavau iš 3 parduotuvių siuntinukų ir noriu jums juos parodyti, ką gavau, patinka, nepatinka, apžiūrėti, nes pati dar, kaip matot, neišpakavus. Ir gavau bustilą, ramumą, greitai įsėsiu, filmuosiu, dar net nepavalgiau grįžus iš darbo. Ir ką jūs galvojat? Žiūriu, beldžia jau į duris, grįžo Andrius su vaikais. Tai dabar atsiprašau už pašalinius garsus ir dar labai atsiprašau už apšvietimą, kadangi už lango jau tamsu, o mano lempos, kur buvo specialiai skirtos filmavimui, viena sudužo, kita, nežinau, nugeso, visai neužsidega. Žodžiu, neturiu apšvietimo dabar normalaus, tai naudoju, tuoj parodysiu ką. Štai šią lempą, kur rodžiau, kad į miegamąjį tą prie staliuko makijažų, taigi tokią lempą dabar naudosim. Ir įsijungiau kamerą savo filmuoti ir žiūriu, jinai išsikrovė štai šią. Į kavą pirštai kišau. Ne, nesėkminga man diena. Įsijungiau kamerą, kad filmuosiu šitą filmuką, nes jin taip iš toliau rodo kažkaip tai. Ir numirė. Taigi dabar kraunu. Žodžiu, kažkoks. Nežinau, ar gausis šitas filmukas ir ar jisai išvys dienos šviesą. Taigi, netempiam gumos, pradedam. Už viską atsiprašiau ir nežinau, kaip gausis, bet reikia pradėti, nes po to vėl nežinia, kada laiko turėsiu, kada netingėsiu, kada kaip, žodžiu. Pirmoji parduotuvė, kurią noriu jums pristatyti ir parodyti, ką iš jos užsisakiau, tai yra PPZ parduotuvė, ppz.com. Jos puslapis tai yra web parduotuvė. Joje daugiausiai, kiek žiūrėjau, tai yra apatinis trikotažas, šiek tiek naktinukų, bet šiaip daugiau apatinis trikotažas ir 2, man atrodo, tik buvo kelnės. Tai tas kelnės sportinės ir užsisakiau. Taigi, pirmosios. Štai tokios. Kainos kaip visada bus šone. Va, PPZ kažkaip, gal, nežinau, matysi su tokiu apšvietimu. Vajai. Bet dabar ruduo jau neišeis dieną filmuoti, tai nežinau, kaip bus, reikia vėl lempų ieškoti naujų. Nesupakuota. O, tokia faina plati juosta. Faina labai. Ir trumpos tokios, iki blauzdų kelnės timpos. Štai tokios, aišku, viską, kai apsirengsiu, jūs pamatysite, šį filmuką įdėsiu, įkelsiu dar. Kaip atrodo, ar tiko, netiko, bet aš jau matau, kad tiks ir labai faina medžiaga. Ir tamposi gerai. Šiek tiek tokia jo su lykra, gal reikės pasižiūrėti ar sudėti. Žodžiu, fainutės. Štai taip atrodo. Kaip sakiau, kaina šone. Čia sportui tokios 2. Kitas dar užsisakiau kelnes iš šitos parduotuvės. Tai yra, irgi vat maišelis visur su emblemom, visi ženkliukai. Yra tokios ilgos ir plačios jau kelnes, platesnės. Medžiaga, sakyčiau, tokia pati gal. Aha, panaši medžiagytė. Ir štai taip, DJS. Visus užsisakinėjau, kaip žinau, dabar sukūdau, tai jau štai toksai yra užlenkimas ant liemens ir jos tokios plačios ir jau ilginės kelnytės, man labai faina medžiagytė. Ir kai būna tokia medžiagytė, labai, man taip atrodo, kad užpakaliuką taip labai gražiai aptempia, išryškina ir taip formą padaro taip. Turėtų būti geros, bet žinoma, žiūrėsim, kai užsidėsiu, nes gali ir visai ne. Tik dabar pastebėjau, kad aš dar raktų nenusėmiau iš darbo grįžus darbinio.
Čia barškinuosi. Taip, kai filmuoji po darbo, tai štai tokios kelnytės, kaina irgi šone. Kol kas labai fainos, patinka, bet kaip užsidėsiu, tada pažiūrėsim, ar tinka netinka. Put your fucking hands up! Taip, sekanti parduotuvė yra, tai yra Shein parduotuvė. Su jie jau, kaip žinot, dažnai bendradarbiauju. Ir užsisakiau taip pat 2 rūbelius. Taip, pirmas būtų štai toksai. Turėtų būti suknytė, bet labai trumpa. Tai aš galvojau, ją užsidėsiu, naudosiu vietoj bliuzono. Taip ant džinsų, ant timpų, kaip bliuzonas, kaip maikė ilga, tik tai, kad, dengianti užpakaliuką tokia. Taip įsivaizdau, nežinau, gal tiks kaip suknelė visai. Štai tokia. Man tas kaip tik dabar Halloweenui printas patiko. Štai taip. Ir nugaroje eina štai taip. Ilga rankavena. Medžiagytė plona. Čia neperšviečiama tokia. Panašiai tų kelnių. Tai va, tokia ilgos rankovės. Na, žiūrėsim kainą, taip pat šone. Užsidėsim, pasirodysim. Vieno, ką užsisakiau, labai laukiau, nes man printas taip patiko, žinau, kad daugeliu gal nepatiks, sakysit, ką čia kaip mažvaikė, bet man tokie patinka ir tuoj parodysiu, kągi užsisakiau. Tai yra bliuzonas pavasariui, vasarai bus, bet tararam, jūs pažiūrėkit į jo printą, negaliu. Mergina ir katinas, kaip gražu. Štai toksai printas. Spalvytė labai man faina patinka, tokia žydra ir dar šiek tiek su baltu, kaip dangus karočia. Ir štai taip atrodo, užsidėsiu irgi parodysiu kainą šone. Su užtrauktuku štai tokia. Plonytis tik tai, vat jau čia pavasariui vasarai užsimesti. Žiūrėsim. Ir paskutinė parduotuvė, ką norėjau jums šiandien parodyti, ką užsisakiau, tai yra Dresslink parduotuvė. Ir kągi iš jos užsisakiau. Taip pat 2 dalykai. Pirmas tai yra ne rūbas, bet gavau arba man į darbą bus, nes man vaikštau su kuprinė, arba gal norės Lukas į mokyklą, dar nežinau. Pažiūrėsim, bet man jaučiu, kad pati nešiosiu. Į darbą bus kaip tik. Tokia param, emoji kuprinė. Tokia skaitosi kaip mokyklinė jau labiau. Bet man ten įsimes pavalgyti ar ką, tai manau tikrai gerai tilps ir linksmiau važiuosis į darbą ir iš darbo, neliūdna jo savo šipsenėlės. Čia nais ruda spalva, bet man atrodo, aš ėmiau mėlyną tamsiai, o man įdėjo rudą, gal nebuvo mėlynos. Tai va, tokia emoji, vienas pagrindinis skyrius, kita kišenytė ir dar štai čia nais yra viena kišenė. Oi, užsegiau, norėjau atsirti. Ir yra štai dar čia viena kišenytė. Kainos taip pat dabar nežinau, bet parašysiu šone. Na ir dar vienas, kurio net nežinau, kaip jisai atrodys, kaip bus. Labai patiko jo kapišonas. Irgi gavau į darbą su ta kuprinė varyti ir tokį bliuzoną. Užsidėti visai linksmai turėtų būti ir gera nuotaika į darbą važiuosiu. Na, žiūrėsim, ar tiks, ar nebus per mažas, ar viskas gerai. Ir tai yra, tadam, Pokemon.
nugaroje štai taip. Ir kapišonas, sužavėjęs mane kapišonas, tai yra Pikachu. Pum pum. Tai patiko šitas ir medžiagytė, tai labai faina. Tokia minkštutė labai. Ir bus šiek tiek šilumos duos, ne taip, kaip būna visai tie plonyčiai, tik, va, tokie kaip su pukeliu. Tai, manau, turi būti super duper ir čia dydis M. Aš galvoju, esu užsisakiau M, vis tik užsisakiau, reiškės, turėtų būti geras. Štai toks, kad dar kažką po apačią, na, ir žiūrim, kaip atrodau. Viskas, ką norėjau jums šiandieną parodyti. Dabar lėkiu greitai valgyti ir dar noriu šiandien į soliariumą nueiti. Taigi, ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad vis dar kartais pažiūrite mano filmukus, kad ir nedažnai keliu, bet jau kaip sakiau savo vlogę prieš tai buvusiam, kad žadu keisti darbą ir mano filmukai tikrai pradės dažniau pasirodyti YouTube'ės jūsų nužetus. Ir tikrai pradės rodytis dažniau jūsų ekranuose, jeigu jūs žiūrėsite, aišku. Žodžiu, bus dažniau keliami į YouTube'ą. Tai va, tiek. Ačiū, kad esate kartu. Ačiū, kad žiūrite. Jeigu patiko šis filmukas, like. Jeigu kažkas domina labiau iš šitų, žinoma, aprašymo viskas. Aprašymo bokse, info bokse visos nuorodos į parduotuvės, visi linkai į šitus rūbelius. Ir jeigu dar kas nors ten smulkiau domina, tai žinoma rašykite. Tik tai ne iš karto atrašysiu, o kai turėsiu laiko. Ir susimatysim jau greitai kitose filmukuose. Iki!